Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė Premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromato, kuris įkvepia. Labą! Su margomis Velykomis sveikinuosi iš saulėtos Klaipėdos. Šiandieną mes laidoje keliausime nemažai. Dabar esame Klaipėdoje, paskui keliausime į Tauragę, paskui vėl grįšime į Klaipėdą. Turime laidoje 2 mitus ir pradėkime nuo pirmojo. Ar logistika yra iš tikrųjų nuo taško A iki taško Z? Logistika gimė dar tada, kai žmogus pirmą kartą pabandė pernešti daiktą iš vienos vietos į kitą. Dar prieš ratą senovės civilizacijos jau sprendė sudėtingas tiekimo užduotis. Egiptiečiai gabeno milžiniškus akmenis piramidėms, o romėnai tiesė kelius, kad galėtų greitai aprūpinti savo imperiją. Vėliau pasaulį sujungė prekybos keliai. Garsusis Šilko kelias tapo pirmuoju tikru tarptautinės logistikos tinklu, kuriuo prekės keliavo 1000 kilometrų. Pramonės revoliucija viską pagreitino. Traukiniai ir garlaiviai pavertė logistiką verslo varikliu. 20-ame amžiuje ji tapo mokslu, o šiandien nematoma sistema valdoma technologijų, kuri leidžia per kelias dienas gauti prekes iš kito pasaulio krašto. Ir visgi, laikai keičiasi, tačiau už viso šio ilgo kelio stovi žmogus. Pristatome pirmąjį mūsų mito herojų. Esu Julija Žigaitienė, įmonės United Transline autovežių padalinio transporto skyriaus vadovė. Yra dar manančių žmonių, kad visa logistika yra atsisėdo vairuotojas nuo taško A iki taško Z. Nuvežė viską ir kad čia viskas yra labai paprasta. Turbūt dažnas iš mūsų pagalvotų, kad būtent krovinio kelionė prasideda sandėly, bet iš tikrųjų taip nėra. Ne, krovinio kelionė jinai gimsta kompiuterio ekrane. Kai mes gauname užsakymą, atitinkamos komandos, kuris dirba įmonėje, įvertina, ar krovinys yra vertingas, ar jis yra pelningas, ar jis iš vis mums yra reikalingas, ar mes turime galimybę jų išvežti. Kainodarų komanda, planerių komanda įvertina, ar mes turime autovežius iš viso vietų, iš kur reikia krovinį pakrauti, įvertina pelningumą ir tada jau nusprendžiame, ar įmamės šio darbo. Jeigu krovinys yra patvirtinamas, tai jau tada logistikos visa grandinė pradeda veikti, užsakymas pareina į mūsų vidinę sistemą, kur yra sukeliamas visas detalės, visa lydinti krovinį informaciją, kuri yra būtina pervežimui ir toliau dar iš vienos sistemos jos keliauja per begalę kitų mūsų vidinių įmonės sistemų. Tai yra ta pati sekimo programa. Taip. Jūs sekate kiekvieną vilkiką? Tikrai taip. Kaip ir minėjau, kiekvienas žingsnis, kiekviena minutė yra sekama, yra skaičiuojama. Mes turime užtikrinti, kad krovinys būtų pristatytas laiku, kad nebūtų vėlavimo, kad nebūtų strigimų. Krovinio kelias neprasideda už vairo, jį kuria tie, kurie nematomi, bet viską mato. Kompetentingi specialistai, budintys visą parą. Vienas dalykas yra planavimas ir kitas dalykas yra nuolatinė kontrolė. Mes turime labai daug išorinių faktorių, kurie gali sužlugdyti tą visą mūsų suplanuotą kelią, visą mūsų tą struktūruotą kelionę. Tai gali būti kamščiai, gamtos išdaigos, esame susidūrę ne kartą ir su potviniais, ir su uraganinis vėjas. Kas tada? O ką daryti? Skambina vairuotojas jums. Su smėlio audrom. Tai mes reaguojame situaciją čia ir dabar, mes turime veikti per minutę, per sekundę. Maks greitai mes turime priimti sprendimus, gali tekti ne tai, kad keisti ir perplanuoti jau visą suplanuotą mūsų kelią, gali netgi tekti pasitelkti kitą šalia esančią transporto priemonę, perkraukti krovinį, suplanuoti naujus laikus su klientais, suplanuoti naujus laikus su terminalais. Mes dirbame pagal patvirtintas taisyklės, mes labai vertiname kokybę, mes siekiame efektyvaus rezultato, mes žinome, kad jeigu mes gabename prabangų, brangų, aukštos vertės automobilį, jis privalo atvykti ar tai parodą, ar tai saloną, neprikaištingos būklės, nes čia yra mūsų klientas, čia yra mūsų atsakomybė ir už tai esame atsakingi mes. Ne vienas žmogus, ne du, o visa komandos grandinė. Pavyzdžiui, kokie pavyzdžiai man labai įdomu, kokį prabangiausią automobilį esat gabenę? Tai turbūt vienas prabangiausių mūsų automobilių buvo Tai BYD U9 modelis. Aš net neįsivaizduoju, kaip jis atrodo. Nepykit? Kaip negerai. Iš tikrųjų panašus į formulę, tai šis automobilis itin našus
pilnai elektromobilis, super galingas, jis netgi turi savybę peršokti per duobes. Taip, kai jis Čia iš kokio važiuoja, fantastikos čia yra skyriaus? realybė. Čia yra realybė, važiuojant ir turint kliūtį, jis turi galimybę peršokti. Tai vat būtent šis automobilis 2025 metais, tai yra pernai, jis neoficialiai pasiekė pasaulio greičio rekordo, kai gamybinis automobilis, greitis buvo išvystytas iki 496 km/h. Bet čia turbūt ne Lietuvos keliais važiavo. Ne. Jis tada buvo gabenamas į Vokietijos trasą, kur buvo atliekami išbandymai pasiekti tam rekordui. Tai būtent gabenimas iki tos Vokietijos trasos buvo atliktas mūsų autovežiu ir buvo tas užsakymas pateiktas mūsų įmonė. United Transline įmonė įsikūrusi Tauragėje, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Jie organizuoja krovinių pervežimą ne tik sausumos, bet ir vandens keliais. Kroviniai gabenami po visą Europą ir pasaulį. Pasitaiko ir įdomesnių užsakymų. Pavyzdžiui, iš Lietuvos yra tekę vežti pašarą krokodilams į egzotiškas šalis. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Esu Edgaras Paulius, Klaipėdos padalinio pardavimų vadovas, atstovauju įmonę United Transline. O kaip jūs sugalvojate, kokiu būdu gabensite viską? Kur kažkur pigiau, kažkur patogiau, kaip yra? Man labai patinka, kad iškart jaučiat, kas yra svarbiausia. Pigiau, greičiau. Aišku, man kai sako, kodėl į darbą? Pinigus moka, žinai? Tai mes labai irgi kliento klausėm, ką jis nori, ar pigiai, greitai. Tai vat, būtent apie jūrinį gabenimą, tą gal kombinuotą transportavimą. Tai, žinot, labai nuo produkto priklauso ir kliento poreikio. Jeigu kalbėt apie kokią buitinę techniką arba kažkokią elektroniką importo atveju, tai dažnai tenka ir geležinkelį panaudoti iš tos pačios Kinijos. Čia pigesnis variantas? Ne, jis yra brangesnis, bet tranzitu yra geresnis. Kodėl? Tai geležinkelis tiesiai, va čia ir jau būna toks pjūvis. Jūra jau yra kiek kitaip. Perplaukti reikia, kaip ir kalbėjau, pasaulinį turą padaryti po pasaulį. Taip. Yra jis ekonomiškesnis, tačiau ilgesnis tranzito atveju. Vat todėl kartais klientai renkasi ir tą geležinkelio opciją, apie kurią ką tik paminėjau, dėl greitesnio to, žinot, laiko. Nes, žinot, kartais ir toks tie produktai, elektronika, toks dalykas kaip sezoniškumas, arba koks naujas prekė, koks naujas iPhone'as išėjo, reikia čia ir dabar gal įvežti tą tam tikrą regioną ir parduoti distribuciją. Ar pamenate Aurimo Mockaus drąsią kelionę per Ramųjį vandenyną? Po skaudžios nelaimės, kai jį užklupo taifūnas, Australijos karinis laivynas pargabeno Aurimą į krantą, o paskui būtent ši įmonė pasirūpino, kad jis galėtų saugiai grįžti namo. Koordinavimas, reikėjo bendrauti ir su uostu, vėlgi reikėjo atitinkamai padaryti tam tikras muitinės procedūras, krovinio tvirtinimas, sandėliavimas, derinimas su laivybos linija dėl tinkamos sąlygų, kainos. Ir tarp kitko, Aurimui nemažai ir pinigų sutaupėm, apie 20% logistikos kaštų. Tai nuo jūsų ir priklauso, faktas ar ne? Būtent. Logistika tai nėra tiesiog krovinių gabenimas, paprastas krovinių judėjimas, tai yra labiau verslo judėjimas, padėti klientams pasirinkti tinkamą sprendimą ir galų galiai išvengti visas rizikas. Tai gerai, tai ar yra kažkokie kroviniai, kurie jūs nustebino, pavyzdžiui? Nelabai iš tikrųjų. Ir galiu pridurti, jeigu atsirastų toks klientas, kuris norėtų mus nustebinti. Ateikit, padarysim nuolaidą pirmam pervežimui, bet nustebinkit mus. Jūs patys norėtumėt pasibandyti, ne? Ką čia tokio, sugalvokit ką nors tokio, kad juos nustebinti. Jo, mes labai norėtume būti nustebinti. Ir dar aš neprašysiu jūsų atsakymą į šitą klausimą, bet nebūkime naivus, kad logistikoje žmonės dirbantis visai neblogai uždirba ir gali neblogai sau gyventi. Tai galite į šitą klausimą neatsakyti. Nelysiu į svetimą piniginę, bet tai yra iš tų specialybių, kur tikrai reikia turėti tą tokią labai greitą reakciją. Taip. Suprasti, kad reikės labai daug dirbti, bet ir rezultatas visom prasmėm džiugins. Tikrai taip, visiškai pritariu. 24/7 mes pasiekiami, 24/7 mes ant telefoną, bet jau kai rezultatai geri, įmonė auga, įmonė plečiasi, tai pats geriausias įvertinimas, manau, kiekvienam darbuotojui. Ta bazė, tas ABC, kas būtų reikalinga, pavyzdžiui, kad kokį tu kolegą šalia norėtų matyti? Na, jeigu taip žiūrėt, vėlgi konkrečiai, tai turėtų būti žmogus motyvuotas, ryžtingas,
turėti tą kovotojo mentalitetą, gal netgi taip įvardinčiau iš tikrųjų, nes visų pirma mes konkuruojame pasaulyje, čia irgi reikia labai tą suprasti, nes žinot, yra ir kitos šalis, jie irgi turi gamina produktus ir lygiai jie irgi gali taip pat dirbti, vežioti. Infrastruktūra, logistikos būtent. Todėl mes labai taip žiūrim kaip į tokį, kad norim būti geriausi. Tai ir ieškom žmonių, kurie, žinot, kaip krepšinio komandai, norim laimėti čempionatą. Tai mums reikia žmonių, kurie nori keistis. Olimpinės jūs norit laimėti, aš suprantu, ne čempionatą. Mes, kaip sakyt, reguliariai norim laimėti. Taip. Netinka citi saltis sportus čia šitas. Šitoks laikinas dalykas. Laikinas. Reikia laimėti. Būtent. Taigi, ar dar kas nors abejoja, jog mitas, kad logistika tik vairuotojo kelias nuo taško A iki Z ir daugiau nieko, visiškai neteisingas. Už kiekvieno sėkmingo krovinio pristatymo stovi profesionalų komanda, sprendžianti netikėčiausias krizes ir užtikrinanti, kad viskas pasiektų tikslą saugiai ir laiku. Čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Ir dabar antrasis mitas. Ar tikrai elektriniai autobusai kažkas yra nerealaus ir labai netaupu? Sužinokime, kaip iš tiesų. Elektromobilių istorija prasidėjo dar 1830 metais, kai pasirodė pirmieji tylūs elektriniai vežimai, lėti, bet jau žadantis kitokią transporto ateitį. Viskas įsibėgėjo 1859-aisiais, išradus įkraunamą bateriją, o apie 1900-uosius elektra jau buvo rimta konkurentė benzinui. Net trečdalis automobilių buvo elektriniai. Dar daugiau, 1899-aisiais elektromobilis pirmasis istorijoje viršijo 100 kilometrų. Tuo metu miestai taip pat eksperimentavo. XIX amžiaus pabaigoje gatvėmis jau riedėjo pirmieji elektroautobusai ir atrodė, kad būtent elektra taps miesto transporto pagrindu. Tačiau apie 1930 metais viskas apsivertė. Tai bus benzinas ir patogesni vidaus degimo varikliai nustūmė elektrą į šešėlį beveik šimtmečiui. Ir tik 2008 metais istorija pradėjo kartotis, elektromobiliai sugrįžo, šįkart su moderniomis baterijomis ir naujų pagreičių. Šiandien jie vėl užkariauja miestus, tarsi primindami, ateitis jau buvo sukurta, tik reikėjo laiko ją prisiminti. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Esu Danvina Arlauskienė, UAB Tauragės autobusų parko direktorė. Dažnai yra sakoma, kad labai didelėms įmonėms yra sunku persitvarkyti, atsisakyti tam tikrų dalykų senų. Ar buvo sudėtinga pereiti nuo visai kitokių autobusų prie elektrinių? Tai buvo organizacinis kompleksinis pokytis, kuris įtakojo maršrutų planavimą. Toliau mes turime vairuotojų, sakykime, darbo pobūdžio pokytį. Nes elektrinis autobusas vairuoja kitaip šiek tiek, mes po to galėsim pakalbėti su vairuotoju ir, manau, atsakys detaliau, kaip tas pokytis, sakykime, pasijuto jo darbe, jo pozicijoj. Bet čia nebuvo kažkas baisaus? Ne, tikrai ne. Tik į gerą viskas, ar ne? Taip, tai yra, bet kokiu atveju tai yra pokytis. Tik tai vienas pokytis daugiau ar mažiau mus tai palietė, bet tikrai tik tai teigiamų aspektų. Bet aišku, reikėjo tam tikrų niuansų. Po to, sakykime, techninės bazės, aptarnavimas elektrinių autobusų. Jisai vėl šiek tiek yra kitoks, nes daug yra elektrinės dalies ir reikalauja papildomų kompetencijų suprasti ir suvokti, kaip tą autobusą prižiūrėti. Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas pokyčių ir inovacijų nebijojo, suprasdami, kad tai tik į naudą. Visa komanda mielai mokėsi ir įgijo naujų įgūdžių, kad teiktų dar modernesnes ir patogesnes paslaugas. Taigi elektriniai autobusai tapo tikra nauda tiek darbuotojams, tiek miesto gyventojams. Bet jie tokie, fainučiai, jie tokie, ne? Tokie kompaktiški, nėra kažkokie čia tokie pergrūsti, kiek čia, kokias 26 vietos, ar ne? Taip. Ir dar stovimų, žinoma, galima mieste stovėti, įsikibus saugiai.
Taip. Patogiai, saugiai. Patogiai, saugiai. Ir dar vienas akcentas, kad jie yra žemagrindžiai. Tai reiškia, kad įlipant į autobusą reikia tik šiek tiek pakelti koją ir jau esi autobuse. Nenusiversi ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms įlipti su prekiam iš parduotuvės, tai labai patogu. Ir aš matau, vežimėlių, žiūrėkit, yra vieta atskirai, ar ne? Vežimėlių vieta. Vežimėlius, mamos su vaikučiais gali važiuoti, čia nėra jokių problemų. Kad ir vieną kokią 2 stoteles, ar ne, pravažiuoti. Kartais būna taip tingisi eiti, gali pravažiuoti. O dabar tegul pasisako patys darbuotojai, tiesiogiai ir nuoširdžiai, kad būtų istorija tikra. Pristatome dar 2 mūsų mito herojus, kurie kasdien savo darbą užtikrina, kad viskas veiktų sklandžiai ir patikimai. Aš esu Mindaugas, dirbu Tauragės autobusų parke, esu šaltkalvis vyrmechanikas. Džiaugiamės, kad savivaldybė viską čia mums pripirko. Turtingi jūs esat visai. Tikrai turtingi ir dabar, kaip čia pasakyti, autobusų parkui Tauragės lengviau yra dirbti, negu prieš tai dirbom su tais senaisiais dyzeliniais autobusais. Ir žinokit, jeigu taip atvirai, tai man atrodo, kiek mes važinėjom su laida Noriu dirbti, aš žinau, kad yra Lietuvoje tikrai dar tokių miestų nemažai, kurie neturi elektrinio autobuso. Jūs labai turtingi, labai pinigų daug turit, gerai gyvenate šitą Tauragėje. Gerą merą turim. Viską, žiūrėk, ir merą pagyrėm. Aš esu Vytautas Klietkus, dirbu Tauragės autobusų parko vairuotoju. Jeigu yra maršrutas gerai sudėliotas, tai turi nestringi niekur kelyje, ar ne? Ne, niekur nestringu. Aš asmeniškai dar nesu buvęs niekur pastrigęs dėl energijos tokios. Ir, pavyzdžiui, žiemą irgi nėra problemų? Žiemą galbūt sudėtingiau planuotis, bet susiplanuoji viską ir vis tiek įveiki viską. Niekada nebūna taip, kad jūs esat nepasiruošę arba kažkur užtrunka autobusas dėl to, kad reikia jį pakrauti? Ne, pas mūsų visą laiką, nežinau, jie visą laiką laiku išvažiuoja ir kraunasi tarp maršruto autobusai, tai visą laiką laiku ir vietoj. O gal man leisit pavairuoti biškį? Ar neleisit? Žinoma, leisiu. Perspėjom, kad mes žmonių nevežam, nieko mes nesielgiam blogai, o paskui ateis man bauda. Tai gerai, kuo skiriasi, gali paaiškinti man? Kuo skiriasi? Gerai, nuo ko pradėt? Nuo ko pradėt? Nu? Tiesiog spaudis, stabdį. Čia yra kas? Stabdis. Stabdis čia gazas, kaip ir visuose, ne? Ja, spaudis, stabdį, atleidi rankinį, kur matote tenai sultelę. Čia rankinis? Ja. Uždarome duris. Tauragės autobusų parkas, pajudame į priekį, važiuojame, mėlyje gerbėmėjai. O kodėl dabar nepavažiuoju? Spauskit gazą. Tai aš spaudžiu gazą. Jūs spaudai įsimušat. Duris uždarytas. Geras spaudimas. Tik atsisėdau, nebeveikia, nei pavaros, niekas neveikia. Nesutverta, aš... Gal jūs esate... Nesuprantu. Eina savo, atėjau ir sugadinau autobusų parke, autobusą, tik įleisk velnį ant altoriaus. Neklauso manęs. Pamėginkit dar, kad gal paklausys. Aš beviltiška esu. Palaukit, dabar jis tai važiuoja atbalinis. Nebijokit, nes nieko nepadarysiu, jūs čia nepergyvenkit. Mačiau gerą techniką, biški nesigauna čia man kažkas. O Jėzu, policija atvažiavo. Eina savo, einu aš lauk. Ką spausti? Ištraukit rankinį ir viskas. Kokį rankinį? Traukiu rankinį ir einu lauk iš čia. Prašau, sėskit. Ar nėra taip, kad įsigijus elektrinius autobusus pabrango keleiviams važiavimas? Tikrai kaina yra simbolinė, tai yra 12 eurų kortelė metams. Metinė kortelė 12 eurų? Metinė kortelė 12 eurų. Ir su šitą kortelę galima važiuoti miesto maršrutais, priemiesčio maršrutais. Netgi, kadangi ta kortelė apima visą Tauragės regioną, tai reiškia, kad... Regionas kiek čia spindulių maždaug? Jurbarkas, Šilalė, Pagėgiai. Ir už tą 12 eurų ir už 12 eurų mes keliaujam. Tikrai pakels atlyginimus kažkam. Mes keliaujam už 12 eurų.
Aš visą laiką apie tos pinigus, man įdomu labai tie pinigai. Man tai svetimi pinigai pats įdomiausias dalykas yra. Jo, geras akcentas dėl pinigų. Ypatingai, taip žinoma, sutaupom dėl to, kad turime saulės elektrinę remonto bazį 90 kW. Tai reiškia, mes dar galim tiesiogiai imti, reiškia, saulės energiją ir krauti autobusus dienos metu, sakykime, tai iš vis tuo metu vyksta elektros energijos paėmimas iš saulės. Gudručiai jūs esate. Taip. Viskas apgalvota. Tai va ta infrastruktūra ir kaip ir minėjau, turim 19 krovimo lizdų, greito ir lėto krovimo. Taip pat planuojam dar 4 krovimo lizdus stoties teritorijoje papildomai. Tai reiškia, mūsų išvystyta infrastruktūra leidžia eksploatuoti ne tik 16 elektrinių, galim šiai dienai ir 26 eksploatuoti. O kiek pati važiuoja? Viešuoju transportu? Išbandai pati? Taip, žinoma, išbandžiau. Tai iš tikrųjų, kur važiuoju, tai jūs nepatikėsit į renginius arba į kavinę. Ne, į kavinę reikia važiuoti tik su viešuoju transportu. Savo automobilius reikia palikti namuose. Taip kaip aš dabar sakau, per Velykas visi paliekam Tauragėje automobilius, nedaug dievė persivalgęs, kur nors įpuls į medį dar, žinai. Ir važiuojam su viešuoju, ekologišku, tvariu transportu. Draugės laukia manęs kavinėje ir jeigu aš vėluoju, sako, tai dar jos autobusas, dar žinai, autobuse, palaukim, tuoj privažiuos. Elektriniai autobusai ne tik saugo gamtą, mažina triukšmą ir oro taršą, bet ir tampa patogia, saugia ir patikima priemonė pasiekti norimą tašką. Jie tinka tiek kasdieniams kelionėms, tiek ypatingoms progoms, kai reikia sklandžiai ir laiku nuvykti į darbą, mokyklą ar renginius. Ateityje Tauragės autobusų parko kolektyvas žada dar daugiau maršrutų, įskaitant vėlyvais vakarais besibaigiančius renginius. Viskas kuriama atsakingai, taupant resursus, tausojant gamtą ir atsižvelgiant į paprasčiausius miestiečių kasdienius poreikius. Taigi mitas, kad elektriniai autobusai yra nerealu ir nepraktiška, yra visiškai neteisingas. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.